Norint augti, reikia jausti savo šaknis. Neauga medis, jei jo išdegintos ar pakirstos šaknis. Išsigimsta žmogus, jei nežino savo šeimos, tautos ar miesto istorijos. Graži tradicija Prienų miesto mokykloms rugsėjo 1 kasmet pradėti čia, ant Žiburio kalnelio, kur beveik prieš 100 metų kunigo Felikso Martišiaus iniciatyva buvo įsteigta pirmoji gimnazija šiame mieste. Tai sakrali vieta. Čia savo gyvenimo kelią pradėjo kalbininkai Jonas Palionis, Antanas Klimas, Jonas Kazlauskas, poetai Justinas Marcinkevičius, Antanas Maceina, rašytojai Vytautas Bubnys, Antanas Bieliauskas, dailininkas Juozas Petrauskas ir šimtai mokytojų, kunigų, gydytojų, Prienų krašto ir Respublikos šviesuolių. Todėl prasminga, jog kasmet pasisemti jų šviesos būtent čia susirenka visi Prienų miesto mokiniai, mokyklų atstovai. Kaip nusiteikę pasitinkate šią rugsėjo 1? Rugsėjo 1 tai ta diena, kai laukia nauji darbai, nauji veidai, pasipildėm naujais mokiniais, naujais darbuotojais. Tiesiog aš manau, kad kiekviena rugsėjo 1 nuteikia naujam darbui. Kokios nuotaikos tvyroja tarp mokytojų? Tarp mokytojų kaip tik šiandieną vyko posėdis, mokytojai pasirenkę priimti naujoves, nes daug yra integruotų programų, yra daug ministrės įstatymų, kuriuos reikės tiesiog šiemet atsižvelgti, organizuojant ugdymo procesą. Kiek šiemet sulaukėte pirmokų? Pirmokų komplektavome 2 klasės. Ir iš viso yra 37. Ar per vasarą atsirado mokykloje kokių nors naujovių, galbūt buvo kažkas remontuojama? Šiais mokslo metais mes tęsėme produktyviųjų mokymąsi ir įrengėme 2 produktyviojo mokymosi klasę, kur yra kompiuterizuotos darbo vietos ir tiesiog tai buvo naujo kabineto įrengimas. Be abejo, edukacinės erdvės apgalvojam ir plečiam. Šiemet iš projekto Apple gautų lėšų įrengta lauko klasė prie specialiojo ugdymosi skyriaus. Persikeliu jūsų vairavimo klasę į Žiburio gimnaziją. Kodėl? Iki profesinis mokymas pas mus buvo siūlomas 3 programos ir viena iš jų buvo automobilizmas. Kadangi automobilizmo rezultatas yra pirminis vairavimo mokymas ir egzaminas ir vairavimo teisės, kur gali jas laikyti nuo 18 metų, tiesiog mūsų jaunimo klasių mokiniai yra per jauni ir dauguma, kaip lankė Žiburio gimnazistai, taip ir lankys automobilizmą, tik tai ne mūsų darbuotojai, pedagoginiai darbuotojai, instruktoriai, ne mūsų, o Žiburio gimnazijos. Galbūt pasikeitė darbuotojų kolektyvas? Taip, dalinai visuomet mes pasikeičia darbuotojai, nes toks jau gyvenimas, kai tai vyksta, tai turim naują pradinių klasių, 4-okus turės mokytoja, taip pat socialinė pedagogija terminuotam darbui, nes vaiko auginimo atostogose turim naują socialinę pedagogiją. Prieš kelerius metus į Revonos mokyklą buvo prijungta ir Prienų internatinė ir jaunimo mokyklos. Kaip sugyvena visos šios 3 mokyklos, ar yra ta vienybė? Jau mes ir pamiršom, kad kaip atskiros mokyklos tai yra viena bendruomenė. Vaikai yra skirtingi. Šiais laikais net ir vienoje klasėje vaikai yra skirtingi ir reikia individualizuoti ugdymo procesą. Kai pas mus yra galimybė netgi ir vaikui rinktis ar jaunimo klasę, ar gausią bendrojo lavinimo klasę, taip pat individualizuotų programų, pagal kurias ugdomi specialių poreikių turinčių mokiniai, gali taip pat rinktis ar bendrojo lavinimo klasėje integruotai mokytis, ar specialiojo klasėje specialiajam ugdymo skyriui. Tai aš manau, kad tiesiog pasirinkimų galimybės yra didesnės.
Šiais metais Prienuose per rugsėjo 1-ąją lankysis ir Švietimo bei mokslo ministerijos atstovai bei ministrė Audronė Pitrėnienė. Šiais metais jis savo metinėme pranešime kalbėjo, kad bus keliami mokytojų atlyginimai. Ar tai bus daroma jūsų mokykloje? Mūsų mokykloje iš tikrųjų jau mokami atlyginimai koeficientų vidurkiai, tačiau yra ten pakelta ir žemesnių kvalifikacinių kategorijų bei pradedančių dirbti ar šiems darbuotojams tai bus peržiūrėta ir atitinkamai pakelti darbo užmokestis. Galbūt mokykla įsijungs į kokius nors naujus projektus? Mums smagu, kad šiemet bus tęsiami pradėti projektai, kur geras mokymas pažadina mokymąsi, K1 Erasmus Plus projektas bendradarbiaujant su Italija. Ir dar 2 naujus projektus įsijungsime, tai Erasmus Plus K1 projektai, profesionalios Prienų rajono pedagoginės bendruomenės kūrimas, kur administruoja ir švietimo skyrius pakvietė daugelį Prienų rajono mokyklų, bei mūsų pati mokykla rengė Erasmus Plus K1 projektą Mokausi mokyti kitaip. Tai atliepia į šių metų konferencijos prioritetus paminėtus respublikinės ir man smagu, kad čia net 11 mūsų mokytojų sudarysim galimybę po savaitę stažuotis užsienyje. Ko galėtumėte palinkėti rugsėjo 1-osios progą savo kolegoms ir moksleiviams? Rugsėjo 1-osios proga mokiniams ir jų mokytojams noriu palinkėti visuomet siekti geresnių mokymosi rezultatų, nesvarbu, kad tai ne patys aukščiausi, bet daryti pažangą, nes iš tikrųjų šiame nuolat besikeičiančiame pasaulyje naujų kompetencijų, naujų gebėjimų prireikia ne tik moksleiviams, bet ir suaugusiems, o ypač pedagogams. Viena pačių gražiausių švenčių tai yra rugsėjo 1. Šiandieną įsivaizduokime, visoje Lietuvoje daugiau nei 500 000 mažesnio, vyresnio amžiaus jaunų žmonių surado kelią vėl iš naujo į savo mokyklas, kurios beje per vasarą, kai jūsų nebuvo, buvo liūdnokos, niūriokos, ten vyko darbai, jos stengiasi žmonės, kad papuošti mokyklas, atnaujinti naujam susitikimui. Tai yra įvykę, šiandien atvers jūsų mokyklos pagražėjusios, dar dažais kvepiančios duris, pro kurias jūs tuoj pat įžengsit. Mėlėjai, noriu labai visiems palinkėti, visai bendruomeniai, tėveliams, vaikams, mokiniams, vyresniams ir mažesniams ir mokytojams ir vadovams, švietimo skyriaus darbuotojams. Susitelkime visi bendram darbui ir padarykime viską, kad mūsų mokyklose visiems būtų gera, kad kas rytą, kai laikrodis rodo, kad reikia keltis ir bėgti į mokyklą, pagalvotumėm kiekvienas, koks aš esu laimingas, aš šiandien vėl aplankysiu, sugrįšiu į savo mokyklą, kur manęs laukia puikūs pedagogai, kur manęs laukia mano draugai, kur aš žygiuosiu, eisiu, ieškosiu, atrasiu kažką naują savo ir ruošiuos gyvenimui. Mėlėjai, viskas yra mūsų rankose, visų. Jeigu labai norėsime, tikrai tai ir turėsime. Visiems gražios šventės, sėkmingų mokslo metų. Būkite laimingi. Sveikinimų. Saulė,
nuotaikomis pasitinkate šią rugsėjo 1-ąją? Labą dieną. Manyčiau, šiais mokslo metais, laukiant rugsėjo 1-osios, nuotaikos tikrai mūsų geros, nes mes pasitinkam padidėję ženkliai mokyklą. Galėčiau pasigirti, kaip ne vienai mokyklai mums šiemet pasisekė, sulaukėme net 27 mokiniais daugiau savo progimnazijoje šiais mokslo metais palyginus su praėjusiais mokslo metais. Tai išties džiugu. Kokiu per vasarą įvyko pokyčių? Gal buvo mokykloje kokie nors remontai? Taip, mes turėjom rūpestį po praėjusio higienos patikrinimo su grindų danga. Daugelis vietų nelygumai grindų dangoje ir tai sukelia nesaugumą mokiniams ir buvome įsipareigoję ieškoti galimybių tom problemom sutvarkyti. Tai kreipėmės į savivaldybę, gavome finansavimo papildomų ir tuos darbus per vasarą įvykdėme. Taigi problema įspręsta ir šiais mokslo metais, ko gero, kai bus patikrinimas, mes tų bėdų neturėsime. Kiek šiemet sulauksite pirmokų? Pirmokų mes šiemet turėsime 80 ir labai smagu, kad steigėjas mums leido turėti 4 komplektus, taigi bus 4 klasės pirmų klasių mokinių. Na, o kaip mokytojai nusiteikia? Mokytojai kaip visada prieš rugsėjį nusiteikia darbingai, nes darbas mokytojo šiai dienai yra labai atsakingas, iššūkiai dideli, pamokos reikalavimai kinta. Mes kaip tik turėjome praėjusiais mokslo metais išorės vertinimą, daug duomenų dėl tobulintinų darbo sričių, apie jas diskutuojame, kaip tik tai šiandien vyko mūsų mokytojų tarybos posėdis, dar kartelį prisiminėme, kas mums buvo atkreipta dėmesys į ką, pasiplanavome savo veiklas, tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo kryptis ir manome, kad į tai visą atsižvelgdami mes sėkmingai startuosime. Galbūt pasikeitė darbuotojų kolektyvas? Šiek tiek pakeitimų įvyko, bet labai minimaliai. Viena mokytoja dėl pamokų mažo skaičiaus pati apsisprendė ir atsisakė, tai būtent čia istorijos mokytoja Rasa Ivacevičienė. Ir kadangi mes gavome šiais mokslo metais antrąją priešmokyklinę ugdymo grupę, nes, kaip žinia, priešmokyklinis ugdymas tampa privaloma nuo rugsėjo 1 dienos, buvo daugiau prašymų tėvelių ir mes taipogi gavome antrąją grupę. Tai čia pasikeitimų, ta prasme, iš vidinių mūsų resursų, iš mokytojų, tiesiog viena paimtos grupės auklėtoja taps priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Tai tokie minimalūs, sakyčiau, pasikeitimai. Šių metų metinėme pranešime švietimo ministrė Audronė Pitrėnienė kalbėjo apie mokytojų algų didinimą. Ar tai bus daroma jūsų mokykloje? Kaip tik dokumentas šiandien pasiekė mus. Po šventės pasiderinsime, ką mes turėjome su mokėjimu darbo užmokesčio iki šios dienos ir kiek atitinka tai naują tą dokumentą. Ir jeigu netitikimų bus, būtinai koreguosime, nes privalu, kaip žinia, tam naujam dokumente yra panaikinti minimalūs koeficientai. Mūsų mokytojai turėjo vidutinius koeficientus, bet jeigu tai netitiks dabartiniam dokumente koeficientų, būtinai koreguosime. Galbūt šiais metais mokykla įsitrauks į kokius nors naujus projektus? Dėl projektų. Mes labai aktyvūs projektinėje veikloje. Mes praėjusiais mokslo metais turėjome 3 Erasmus Plus projektus, kurie tęsiasi ir šiais mokslo metais. Jeigu paminėti, priminti visiems, tai būtų vienas projektas Geras mokymas pažadina mokymasi. Daug veiklų įvykdėme ir tęsis veiklos. Kitas projektas Pilietiškumo ugdymas mokykloje irgi tęsis. Taipogi projektas Klimato kaita tęsis ir dar esame įtraukti į vieną švietimo skyriaus parengtą projektą, tai lies mokytojų kvalifikacijos kėlimą, jis prasidės nuo rugsėjo 1 dienos. Pagal šį projektą dalis mokytojų, aišku, pagal atrankos kriterijus tam tikrus, kurie bus parengti, kaip supratau, švietimo skyriaus parengtos patvirtintos komisijos, turės galimybę savaitę stažuotis užsienio Europos Sąjungos valstybėse. Tai labai malonu, smagu. Na ir ko galėtumėte palinkėti savo kolegoms ir visiems mažiesiems mokiniams, kurie pirmą kartą ateis į jūsų mokyklą? Pirmą kartą ateinantiems mokinukams norėčiau palinkėti, kad ta pradžia būtų sėkminga, kad mokykla būtų antraisiais namais taptų, kad jiems būtų jauku, saugu ir gera, kad jie rastų tą, ko tikėjosi.
Na, o visam kolektyvui ir visiems likusiems mokiniams noriu palinkėti sėkmingų mokslo metų, kad jie būtų tokie geri kaip ir iki šiol, nes dar turėčiau pasigirti, kad mūsų mokslo metų praėjusių pažangumas padidėjo beveik 2 procentais. Tai manau, tai rodo mūsų darbo veiksmingumą ir tikiuosi, kad ir kiti metai bus tokie pat rezultatyvūs. Kokiomis nuotaikomis pasitinkate šią rugsėjo 1-ąją? Pasitinkam labai džiugiai, mokytojai labai gerai nusiteikę, pailsėję po vasaros, labai laukiam pirmokėlių ir visų kitų mokinių, kurie ateina kaip naujokai pas mus į gimnaziją. O tie, kurie senbuviai, tai su dvigubu džiaugsmu mes juos pasitiksim, nes jie jau bus paaugę metais. Kaip pasikeitė mokinių skaičius? Mokinių skaičius šiais metais sumažėjo. Pagal visus skaičiavimus mes paprastai formuodavom 18 komplektų, šiais metais 17. Pirmokėlių sulaukė mažiau, turim 95, vietoj galvojame, kad bus 102, bet atėjo 95 ir nesiformavo 5-3 gimnazijos klasė, nes neatėjo trečiokų. Nemaža dalis mokinių iš tikrųjų, kur tikėjomės, kad ateis, pasirinko Alytaus kolegiją arba kitas profesinės mokyklas ir tai džiugina, nes panašu, kad pradeda mūsų visuomenėje formuotis tokia tendencija, kad vaikas ir tėvai vertina galimybės ir verčiau renkasi kolegiją, įgyja profesiją ir vidurinį ugdymą. Kaip per vasarą pasikeitė mokykla? Kas naujo padaryta šiems mokslo metams? Naujo, tuoj bus įrengta aikštelė, kur kūno kultūros mokytojai galės panaudoti, tai jau labai džiugu. Šiaip yra patvarkyti kabinetai, tokių kardinalių pokyčių Žiburio gimnazijoje nėra, kad sakyčiau, va, čia viskas bus kažkas tai naujo. Sporto salės irgi naujos nėra, nepastatė niekas, labai gaila, tikimės. Ar sulaukėte norinčių mokyti suaugusiųjų mokykloje? Taip, mes kreipėmės į seniūnijas ir tikrai seniūnų pavaduotojai mums padėjo, iškabino skelbimus, kuriuos siuntėme. Ir šiai dienai mes turime apie 20 tokių mokinių, kurie nori mokyti suaugusių klasėje. Ir pasinaudodama progą tikrai labai kviečiu visus, kurie neturi vidurinio pagrindinio išsilavinimo, ateiti į Žiburio gimnaziją, nes tikrai jį reikia įgyti. Šiais metais Prienuose rugsėjo 1-osios proga lankysis švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir ji taip pat bus ir gimnazijoje. Kaip čia taip nutiko? Net nežinau, kaip čia nutiko ir kodėl buvo pasirinkta Prienų Žiburio gimnazija. Šiaip mūsų mokykla yra garsi ir išskirtinių galimybių gimnazija šiaip ir visoje Lietuvos Respublikoje, visai drįsčiau teikti ir tikrai atsakingai galiu pasakyti. Iš esmės ministrė galbūt pasirinko Prienų kraštą, nes birželio mėnesį švietimo skyrių vedėjų seminaras pasitarimas vyko Birštono turizmo yra bazė ir žodžiu čia važiavo pro Prienus, patiko. Tai aš manau, gal dėl to gimnazija pamatė, girdė apie tai ir aplankys ir pačias Prienų mokyklas. Ministrė savo metinėme pranešime kalbėjo, kad bus keliamos mokytojų algos. Ar tai bus vykdoma gimnazijoje?
Keliamos algos bus ir tas įsakymas yra pasirašytas ir jeigu gerai įsiskaitė visi mokytojai, tai iš tikrųjų kels minimumą. Žiburio gimnazijų mokytojai uždirba vidurkį ir daugiau. Tai kol kas tai nepaliesiu, nes jie minimumų nei vienas negauna. Tai gal nuo sausio 1 iš tikrųjų visiems, kai bus keliami, tai tada. Mokykloje įvedamos naujos uniformos. Kaip į tai reaguoja visa bendruomenė? Na, yra įvairių tokių pastebėjimų. Aš ir pati labai esu už buvusią uniformą, bet esmė tame, kad gyvenimas diktuoja savas sąlygas ir kad mokinys atrodytų tvarkingai, gražiai. Tiesiog buvo pasirinkta tokia uniforma ir aš manau, kad uniforma tai yra, nedalyvavimas grožio konkurse, jis tikrai kiekvienam nepatiks, bet tai mokiniai pareigos būti gimnazistu. Ir jeigu jau labai ten iš tikrųjų kažkas bus prastai, tai ieškosim kitokių sprendimų būtų. Kokie projektai numatomi mokyklos veikloje? Ar bus kažkokie tęsiami, galbūt įsitraukia mokykla į naujus projektus? Kad mūsų mokykla iš tikrųjų dalyvauja labai daugelį projektų ir tęstiniai projektai taip ir bus. Labai džiaugiuosi, kad mes pratęsime bendradarbiavimo sutartį su Seattle Prep University gimnazija ir iš tikrųjų numatėme bendradarbiauti bei įsipareigojimų, kada tas sutartis baigsis. Tai lapkričio 3-14 dienomis išvyksta mūsų mokiniai, sulauksime jų kitais metais, tęsim toliau Erasmus Plus projektą ir 2 mokiniai vyksta į mobilumą Italijoje 3 mėnesiam. Turėsim susitikimą irgi Italijoje, kai išvyks 4 mokiniai ir 3 mokytojai. Toliau sulauksim svečių vėlgi gegužio mėnesį. Šiaip mokytojai dalyvauja Erasmus Plus projekte Geras mokymas pažadina motyvuotą mokymą. Irgi 3 mokytojai vyks stažuotis į Sardiniją. Taip pat dar kitas projektas yra Prienuose laimėtas ir tuo labai džiaugiamės. Tai yra metų projektas mokytojų kvalifikacijai gerinti, kai mokytojai vienos savaitės pasirinkę atitinkamą temą važiuos stažuotis į tam tikras valstybės, o grįžę bandys įgyvendinti kaitos projektus. Tai va. Na ir pabaigai, ko galėtumėte palinkėti visiems mokytojams ir gimnazijos abiturientams? Norėčiau labai palinkėti, kad į viską žiūrėtų tolerantiškai, bendrautų, bendradarbiautų, o svarbiausia, kad šypsotųsi ir šildytų aplinką savo šypsenomis, o kai gera nuotaika, tai aš manau, tada ir žinios savaime lenda į galvą, ir mokytojai atrodo geri, ir patys savimi džiaugiasi.